Welcome to eTwinning in Latvia. Welcome to the International Camp Baltic Languages in eTwinning project. It takes place on the 24th and 25th of October in 2011 in the Hotel Medzabaki, which is situated on the shore of Lake Lilasta, 35 kilometers away from Riga. At last, we are out of the noisy places. Teachers and pupils from 4 Latvian and 4 Lithuanian schools meet together and enjoy different activities in eTwinning project. Everybody feels a part of one big family. We experience new games, songs, and we are happy to be there. Our program starts with delicious dinner at the restaurant. The camp program is opened by 2 representatives from Latvian and Lithuanian National Support Services. Sveiki atvykę į tarptautinę mokinių stovyklą baltų kalbos eTwinning projekte. Ir jūs savo papkutėse turite programą, ką mes veiksime čia 2 dienas. Līga parādies. Līga ir mācījusies Kaunas universitātē un brīvi runā lietuviski, un viņas uzdevums ir Varda Lyga, kuri studijavo baltų kalbas ir pusmetį mokėsi Kauno universitete. Taigi jinai gali bendrauti ir lietuvių kalba. We work and communicate in 2 languages, Latvian and Lithuanian. Both teachers and pupils introduce themselves. Mani sauc Māja, es uzzīmēju grāmatu, jo man ļoti patīk lasīt. Mani sauc Ludmila, es uzzīmēju zālī, tāpēc man ļoti patīk daba un zvaigznes arī, tā kā tie arī kādam citiem, man ļoti patīk pētīt zvaigznes. Ludmilai labai patinka gamta ir žvaigždės. Ir jai labai patinka matyti žvaigždės. Skatīties, žiūrėti. Mani sauc Krista un man ļoti patīk lasīt. Krista irgi labai patinka skaitīt. We work in pairs and learn a lot of new phrases in the circle. Man patinka Mažasis princus ir Mikie Pukotunkas. Liudmila patīk, labs un Sīvens no Winnie Puha. Viktorija patinka Miki Mausa. Sintijas patiks Sniegbaltytė. We enjoy learning languages outside. Es esmu dzimusi oktobrī. Oktobrī ir lietuviškai aš neprisimenu koks. Spalis. Spalis, iš tikrųjų spalis. Jo, gerai. O jūs kuriam? Es esmu dzimusi sausis. Sausis, gerai. Januari? Janvāri. The weather is fine and the nature is so beautiful. Kas jūs esat, kamalydiniai? Kirmelė. eTwinningo kirmelė. Pupils work in groups. We have to learn the new phrases, finding partners and comparing Latvian proverbs with Lithuanian ones. Ir sienos turi ausis. Visi mūsų našli parų. Dzīvo. Gyvena kaip broliai. We have fun performing different eTwinning figures. Each group gets a creative task to write about themselves. Then we have to present our creative tasks. Novembris 1999. Gada 24. novembris 1996. gads 24.
augusts, 1997. gads, 28. janvāris. Visai mūsu grupai yra 76 metai. Cik grupai kāda 76 metai? Visas grupės aukštis yra 9 metrai 50 cm. Cik gara grupa 9 metrai 50 cm. Grupės svoris 188 kg. Cik grupės versija 138 kg. Grupės batų dydis 220 cm. Kāds ir grupės sapulų izmērs 920 cm. Iš viso brolių, seserų, pusbrolių pusseserų yra 22. Cik brolių masių, brolių masiai čia 22. Gyvūnai, kuriuos turime: šuo, žuvis, jūrų kiaulytė, voverė, šinšila, papūga, žvirblėnas, katė. Žodžiu, pačias pirmas raides sujungtas. Mūsų grupės vardai yra Karolīna, Marija, Evelīna. Grupės nosaukumus K, A ir M. Žodžiu, mes gyvenam miestuose, Daugavpil, Utenoj, Jonavoj. Mūsų batų dydis vidurkis 38,5. Mes auginam vieną vėžlį, 2 katinus, 1 šunį ir 4 papūgas. Kada jūsų gimimo diena? Rugsėjo 6 ir 20, vasario 19, vasario 6 ir spalio 28. Kad ir mūsu dzimšanas diena 6. septembrī, 2 dalībniekiem 19. februārī, tad ir 19. jūnijā, 28. oktobrī un 20. septembrī. Mūsų grupė yra 80 metų. Cik grupai gadu? 80 gadu. Kamalius, Gytė, Marija, Veronika, Evelina ir Krista. Mūsu grupā ir Kamalius, Gytija, Maija, Veronika, Evelīna un Krista. Taip, atvažiavome iš Lietuvos ir Latvijos. Mēs esam no Lietuvas un no Latvijas. Sanīte, Patricija, Tīna, Stanja, Viņa. Gyvename Utenoje, Jonavoje, Rygoje ir Vilniuje. Mēs dzīvojam Rīgā, Viļņā. Mūsų grupė yra 83 metai. Vai ir 83 gadu grupa. Grupės aukštis 927 cm. Grupas garums ir kopā 977 cm. Svoris 334. Grupas kopā ir svars 334. Tad līdz ar to no paša sākuma mēs gribējām uzzīmēt saulīti, bet mums īsti sanāca kaut kāds zieds. Ja? Tad un šeit jūs varat redzēt mūsu visus vārdus, bet mēs to nelāsim. No Lietuvas kāds kaut ko patīkst. Labi. Tātad mēs tas skolotāji, kad saskaitījām, cik kopā mums gadu ir, tad cik gāri mums nesam, mēs izlemam tad nestāstīt šo šausmīgu skaitļu, bet izlemam tomēr vidēju aprēķināt. Tad mūsu vidējais vecums ir 41, ja? Pasakiet, mūsu vidējais vecums. Mūsu vidurkis yra 41 metai. We also have a party. We play games, sing folk songs and dance. Žodžiu, kaip kokia ratas eina. Bet mes tik iš 3 juos jums parodysime. Tai reiškia, kaip tiesiog greitai, greitai išeišia, tiesiog gal išlieto juos pasainimas. Dabar sekantis, ateikit 3 vaikai. Ateik, semkit dabar. Žemynai. Gerai, teisingai dabar.
etvinink logotipo spalvos? Kāda ir etvinink krāsa, logo krāsa? Un kāda ir varianta? Yes, blue and yellow, yes. Kavos negalima. Gan. Tātad ejot uz jūru, jums ir uzdevums. Uzdavinys einam prie jūras. Blokiņā no sava pāra uzzināt iemācīties 15 vārdus. 15 ar 15. Kas ir svarīgi? Tie var būt arī darbības vārdi, īpašības vārdi. Gali būti jūsu užduotis parašyti 15 žodžių, gali būti būdvardžiai, skaitvardžiai, gali būti veiksmažodžiai ir kiti žodžiai. Kaip minimumas 15 žodžių. Bet kokie? Kā ir skaisti? Ne, iš kitos kalbos. Iš kitos kalbos turite Divās valodās. 15 žodžių, nesvarbu kokių. Nu,